daug žadanti, bet vėl duobėkit trečiam kėliny. Nu, aš manau, kad Šiauliai pasiūlė mums aukštą tempą, į kurį mes sakėm, stengiamės atsakyti. Ir pirmoji pusėje rungtynių mes tikrai parodėm neblogą krepšinį, įdomų krepšinį ir su tuo tempu susidarojom. Bet kadangi pas juos lygiaverčiai žaidėjai, daugiau jie turi keitimų, jie antroji pusė tą tempą išlaikė, mes paprasčiausiai jo neišlaikėm, užtat ir gausi toks skirtumas. Tas trečias kėlinys vėl tempo problema, ar kažkas buvo daugiau pakoreguota žaidime Šiaulių? Jie pakoregavo, prieš Gaidamavičių pastatė didesnį žmogų gynyboje, kuris stengiasi atkirsti nuo visų žaidėjų. Pas mus neatsirado tokio žmogaus, kuris sugebėtų paimti Gaidamavičiaus vaidmenį ir išpildyti tą, ką mes buvom susitarę. O šiaip, manau, kad antram kėlinyje jiem atsidarė antras kvėpavimas ir jie pataikė kitą kartą ir fantastinius, kitą kartą ir gerai pagal žaidimą išdirbtus savo tolimus metimus. Tai kai žmonės pataiko tokių procentų, visai neblogai būna. Tai tie tritaškai čia vėl ta pati problema, kuri lyg buvo prigesinta rungtynėse prieš Aisčius. Tai negalim lygiai dviejų skirtingų komandų, Aisčių ir Šiaulių. Manau, visiems aišku, kad Šiauliai aukštesnė meistriškumo komanda. Bet šitie metimai buvo paseka to, ką mes stengiamės apsiginti. Ir jie pataikė tuos išskyrus tuos tolimus, tuos metimus, kurie buvo tiksliai sugalvota, kad mes eidavom nuo to žaidėjos pasaugoti ir paprasčiausiai jų gera rotacija, geri perdavimai, nes nesugebėdavom sugrįžti atgal. Ar kad prie Šiaulių vairo šiandien stovėjo Giedraitis, o nesireikėjo pakeitė kaip su žaidimo braižą? Ne, aš manau nekiek. Manau, kad nebent jie pradžioje buvo nepasitikintis, bet viskas buvo aukštumoje. Jie sužaidė geras rungtynes vien dėl to, kad pelnė virš 90 taškų. Kalbant apie jų puolimą, jie daug šiemet metą, tai 90 čia lyg ir pristabdytas jau jų puolimas palyginus su jų statistiniais rodikliais. Nu, aš nežinau kaip ten kitur, bet mes stengiamės padaryti. Aš, pavyzdžiui, praleidžius per rungtynes virš 90 taškų, aš skaitau virš 80, jau sunku tikėtis pergalės. Tai neskaitau, kad čia buvo mūsų kažkokios gynybos nuopelnas. Treneri Tomas Jasulionis, kuriam laiku iškrito iš komandos? Sunku pasakyti, bet manau apie mėnesį.